Tema – pagrindinių ir papildomų žaliavų paruošimas. Savarankiško darbo užduotys. Nustatyti žaliavų kokybę jusliniu būdu. Patikrinti žaliavų sandėliavimo sąlygų tinkamumą. Žaliavų realizacijos terminus. Išsijoti miltus sijojimo mašina ir per sietą. Paruošti presuotų mielių suspensiją. Paruošti natūralius kiaušinius. Ištirpinti riebalus. Paruošti natūralius vaisius pyragams įdaryti. Naudojantis receptūra arba technologinę kortelę, atsverti reikiamus žaliavų kiekius. Priemonės užduočiai atlikti. Pagrindinės ir pagerinančios žaliavos, įrengimai ir inventorius, dezinfekavimo medžiagos, plovimo ir valymo medžiagos. Naudojantis technologinėmis kortelėmis atsvertos pagrindinės ir papildomos žaliavos. Vartojant didelius miltų kiekius, jie sijojami sijojimo mašinomis, o maži kiekiai sijojami sietais. Sijojant atskiriame priemaišas ir miltus, o tai gerina jų kepimo savybės. Presuotas mieles dedame į dubenį ir užpilame trupučiu kristalinio cukraus. Tada šaukštu arba mentele triname, kol masė paskystėja. Į gautą masę įpilame truputį pašildyto pieno arba vandens, kurių temperatūra turi būti 28–32 laipsniai Celsijaus. Ir viską permaišome iki vientisos masės. Gauname mielių suspensiją. Kiaušinius ruošiame atskiroje patalpoje, o prieš mušdami perplauname šiltu vandeniu. Riebalus tirpiname karšto vandens vonelėje. Tirpinant nuolat maišome šaukštu arba mentele. Tai apsaugo riebalus nuo išsisluoksniavimo ir išlaikoma vienoda tirpinamų riebalų temperatūra. Nuplautus ir nusausintus kivius nulupame ir paliekame ant lėkštės. Mandarinus nulupame nuo jų paviršiaus, pašaliname minkštuosius audinius ir sudaliname skiltelėmis. Sudedame į paruoštą indą. Kivius dedame ant lentelės arba pjaustymo kilimėlio ir supjaustome reikiamo dydžio ir formos gabaliukais.